Sveiki! Liepos 16 prasidėjo 10-oji tiesiog išrinkto Europos parlamento kadencija. Aš esu labai laimingas ir džiaugiuosi ir dėkoju tiems Lietuvos rinkėjams, kurie parėmė mane Europos parlamento rinkimuose birželio 9 dieną, bet rinkimai pasibaigė. Prasidėjo kiti rinkimai. Pirmiausia, Europos parlamente ir apskritai Europos Sąjungoje reikia išsirinkti naujus lyderius, naują valdžią, kad mes galėtume suformuoti institucijas ir pradėti normalų darbą. Kągi, Europos parlamento pirmininkas rinkimai nesukėlė jokių, aš sakyčiau, problemų. Roberta Metsola, kuri žino savo darbą, tarp kitko, jinai turi didelę paramą tarp kitų politinių grupių, ne vien tik tai savo konservatorių grupės. Rinkimai jai labai pasisekė, 562. Tame tarpe aš balsavau už Robertą ir tikiuosi, kad jinai konsoliduos tas politinės jėgas, kurios taip reikalingos priimant sprendimus. Didesni, matyt, rūpesčiai buvo poniai Uršulai von der Leyen, Europos komisijos pirmininkai. Ir turiu pasakyti, kad balsavimas po jos kalbos irgi kėlė tam tikrų klausimų, nors, pasakysiu atvirai, aš sakiau, kad ją palaikys tarp 380 ir 400 parlamentarų, palaikė 401, šiek tiek suklydau, bet manau, kad jos buvimas šitoje pozicijoje yra šiuo metu reikalingas. Savo politiniai grupėje aš sakiau, kad tuo metu, kuomet Europoje vyksta karas, žaisti politinius žaidimus, čia reikalauti kažko tai dar, ar kažko jinai nepasakė, nepaminėjo, netaip įvardijo, būtų neteisinga. Būkime realistai, būkime tie, kuriems rūpi rimti reikalai. Ir štai, nuėjau, pasveikinau ponę von der Leyen, pasakiau jai du dalykus, kuriuos mums reikia per šią kadenciją tikrai nuveikti. Laimėti karą ir paremti Ukrainą tiek, kiek reikia, ir padaryti rimtų pokyčių gyvūnų gerovės srityje, kadangi jai buvo uždavęs klausimą šitą, kuomet jinai lankėsi mūsų grupėje taip pat. Kągi, sesija buvo skirta vadovybės rinkimams ir tikėtis kažkokių tai kitų sprendimų nereikėjo. Mes priėmėme vieną svarbę rezoliuciją, tai skatinimas remti toliau Ukrainą. Tai yra labai rimtas politinis signalas. Jame mes paminėjome visus tos dalykus, kuriuos mes jau darėm ir reikia tęsti ir dar didinti mūsų paramą. Tai yra istorinė rezoliucija. Tai yra puikus signalas, kad politinė parama Ukrainai išlieka ir aš tikiuosi, jinai tik tai stiprės. Kągi, Liepa baigėsi, kitą savaitę mes susitinkame dar Briuselėje, reikia išsirinkti ir susistatyti komitetus, pasiruošti darbui, rudenį prasidės tikra politinė sesija. Kągi, šį kartą tiek, trumpam išsiskiriame, kad susitiktumėm Briuselėje. Iki.